Kauno Žalgirio krepšininkai laimėjo LKL pusfinalio seriją ir keliauja į finalą. Trečiadienį Žalgirio arenoje kauniečiai dar kartą įveikė Prienų Rūdupį 89-81. Rungtynių pradžioje ekipos vangiai rinko taškus ir tik Popovičiui iššovus 2 tritaškius ir puikiai po abiejais krepšiais žaidžiant Milovanui Rakovičiui, Žalgiris kiek atsiplėšė 15-7. Rūdupis pelnė 5 sausus taškus, bet sulaukė tokio paties atsakymo Šienavičiaus ir Popo, kuris su pirmojo kėlinio pabaigos sirena pataikė dar vieną tritaškį 20-13. Antrąjį kėlinį taiklių tritaškių iš kampo pradėjo Tadas Klimavičius. Prieniškiai pelnė 6 taškus iš eilės, bet vėl neapsigynė nuo Popovičiaus metimų tiek iš vidutinio nuotolio, tiek ir iš 3 taškų zonos. Kiek vėliau žalgiriečiai surengė 2 sėkmingus antpuolius ir įgijo 9 taškų persvarą. Visgi svečiai nesnaudė ir Pauliui Jankūnui 2 tolimais metimais vėl reikėjo atstatyti turėtą persvarą. Per paskutinės 3 minutės žalgiriečiai pelnė tik tašką, todėl Rūdupis netgi įsiveržė į priekį 45-44. Trečiajame kėlinyje žalgiriečiai bandė perimti iniciatyvą, tačiau Ado Juškevičiaus vedamas Rūdupis pirmavo. Po ilgų mėginimų Žalgiriui pavyko įsiveržti į priekį 3 taškų skirtumu 63-60, tačiau po 3 kėlinių Žalgiris turėjo minimalią persvarą. Delininkaitis atidarė 4 kėlinio taškų sąskaitą. Netrukus Rūdupio komanda buvo nubausta 2 techninėmis pražangomis, kurias 4 taškais pavertė Popovičius, vėliau smeigęs ir tolimą metimą. Rungtynių pabaigoje pergalę dėjimais įtvirtino Šalinga ir Javtokas 89-81. Šiandien kažkaip galbūt emociškai buvom sėdę po to gal finalinio ketvirto, po Šiaulių, bet žinom, kad žūtbūt reikia laimėti mums, bet kokiu atveju, jeigu norim žaisti finale. Taip, kad antroje pusėje, manau, kažkiek tai susijėmėm, susikaupėm, o Prienai tokia komanda, kur jeigu užuodžia kraujo kvapą, tai jie puola kaip, nežinau, kaip išbadėję šunys. Lengviau yra žaisti, kai komanda žaidžia kažkokius, tai, kaip pasakyti, turi kažkokią sistemą, turi aukštaūgius, turi, o Prienai, nežinau, vienu metu buvo net ar 4 gynėjai berods aikštėje ir vienas centro puolėjas tikras Povilas Butkevičius, bet nežinau, čia yra jų reikalas, tai prieš tokią komandą yra tikrai nelengva žaisti. Kaip pasakyti, iš pradžio dar pusė varžybų. Ne pusė, iš tikrųjų visas varžybos tokie buvom, atrodo, kad dar neatsibūdė, nežinau, nežaidėm taip, kaip turėtume žaisti ir to Prienai naudojas, mūsų gynyba tokia buvo pasyvi, o paskiau, kaip pasakyti, kai Padai pradėjo svėlt, miškiai susėmėm gynyboje, padarėm tokį šiokį mažą skirtumėlį ir sėkmingai užbaigėm varžybas, nors pats varžybų toksai, pačios varžybos tai buvo tokios, taip ir pramiegojom daugiau turbūt. Žalgirio ekipai Popovičius pelnė 27 taškus, Jankūnas pridėjo 14, Šalinga 13 taškų. Rūdupio ekipoje išsiskyrė Gediminas Orlikas ir Simas Buterlevičius pelnė po 18 taškų, Adas Juškevičius pridėjo 14. LKL finalo serija su Vilniaus Lietuvos Rytu prasidės gegužės 6 dieną sekmadienį Žalgirio arenoje.